Daugelis ūkininkų planuodami žieminių kviečių derlių vadovaujasi rekomenduojamomis tręšimo normomis. Subalansuota agrotechnika ir tikslus maisto medžiagų parinkimas patikimas kelias į stabilų ir gausų derlių. Tačiau praktika rodo, vien teorinės formulės ne visuomet pasiteisina. Įgyvendindama tarptautinį projektą Nutricheck.net, konsultavimo tarnyba pernai atliko žieminių kviečių tręšimo tyrimą 3 ūkiuose, taikančiuose skirtingas azoto trąšų naudojimo strategijas. Šiandien lankomės Kėdainiškio Laimio Baušos ūkyje, kur žieminiai kviečiai tręšti pagal rekomenduojamas azoto normas planuojamam derliui, neatsižvelgiant į dirvožemį esančias maisto medžiagas. Praėjusį sezoną azoto panaudojimo efektyvumas nebuvo aukštas, todėl planuodamas 25 metų žieminių kviečių auginimą, ūkininkas pakoregavo tiek tręšimą, tiek auginimo technologiją. Kiek šie sprendimai pasiteisino? Laimė, kas paskatino jūs šiemet pakeisti žieminio auginimo technologiją kviečiuose? Kiekvienas ūkininkas vis ieško geresnio rezultato, ar ne? Jis, ar tai kokybės, ar tai kiekybės, ar pačios matematikos, kad geriau skaičiuotųsi, sakykime, efektyviau būtų panaudotos trąšos arba ekonomiškiau užauginta, nes puikiai visi matom, kokie laikai, kad reikia labai viską pasverti, kiekviena investicija turi būti padaryta pagrįstai, ne taip, kad atsikėliau ir man šiandieną norisi patręšti ir važiuoju patręšti. Tai ne, turi būti pamatuotas tas, sakykime, darbas. Mes vis tiek truputėlį kalbėsim apie 2 metų laikotarpį, 24 metų ar ne žieminių kviečių auginimą ir šių metų. Tai truputėlį pakeitus tą technologiją šiemet, ar vizualiai, pradėkim nuo to, skiriasi laukų vaizdas nuo pernai, ar ne? Iš esmės daug kas pasikeitė. Meteorologiniai metai visiškai yra kitokie. Tai ir tas rezultatas, jisai kaip ir turėjo būti kitoks. Tačiau tokio, kokį mes gavom rezultatą, mes nesitikėjom. Kaip sakyti, iki 25 buvo auginama viskas kitaip. Ir kadangi tas rezultatas niekados manęs netenkino, tai pradėjom daryti tam tikrus žingsnius, kurie sakykime, šiais metais panašu, kad pasiteisino jie. Na, sakykit, naudojat, kiek žinau, maisto medžiagų balansui nustatyti Smart Agrometer prietaisą, ar ne? Taip. Kiek jis pasiteisino ir ką jis rodė, būtent kalbant apie šiemet? Prietaisas irgi iš esmės keičia važiavimą su purkštuvu ir tręšimą per lapus, ar ne? Nes visi susiduria su tuo, kad tai šaltas pavasaris, tai per daug kritulių, tai vėlgi kažkur tai kažkas, tai, sakykime, vizualiai matydavosi, kad augalam kažko tai trūksta, konkrečiai kviečiam, ar ne? Ir atvažiuoji į tą lauką ir tu iš esmės nežinai, o ko jam trūksta. Ir prasideda spėliojimas. Gal to, tai pasikonsultuoji su vienu agronomu, yra viena nuomonė, pasikonsultuoji su kažkuo kitu, antra nuomonė, trečia nuomonė. O šitas prietaisas, jisai leidžia kiekvieną dieną, jeigu yra poreikis, pamatyti, ko trūksta tam augalui. Pasimatuoji, pasižiūri į telefoną, duomenų bazė yra, tau parodo, ko trūksta. Pasiskambinai, atvežė to, ko trūksta, aišku, kompleksą vis tiek bandai dėti tų produktų, mikroelementų, ar ne, pagal augalų stadiją, bet gali akcentuotis į vienanarės ir to, ko tam augalui trūksta. Ką parodo, sakykime, kurio trūkumą. Ir tada labai lengva su tuo dirbti. Tu žinai, ko augalui trūksta, dedi vienanarę, dedi, sakykime, didesnę kiekį ir atiduodi to, ko jam reikėjo.